Tai pirmas klausimas būtų toks. Triukšmas ir tarša mieste. Kaip išspręsti problemą? Tai tikrai šiuo metu mes visi suvokiame, kad tarša yra viena iš didžiausių problemų Klaipėdoje. Ir vasarą iš tikrųjų mes pamatėme tas visas problemas visų gražumų, kai mūsų vaikai buvo pajuodusiais pirštukais, kojytėmis. Tai pirmas sprendimas yra toks, mes matome, mūsų komanda mato, aišku, uosto ir miesto santykių perkrovimą. Tie neigiami kaštai, kuriuos gauna klaipėdiečiai iš uosto esančių įmonių, yra gerokai didesni negu gaunama nauda, ką gauna šiandien klaipėdiečiai. Tai jeigu mes matome tos skaičius, tai yra apie 1 milijoną eurų kiekvienais metais, kiek prisideda prie biudžeto, bet tai yra tikrai nepakankama ir dar problema ta, kad negali patys miestiečiai spręsti, kokiam programom bus tai panaudota. Tai mes matome tokią sistemą, kad turėtų miestas dalyvauti uosto valdyme. Tai reiškia pirmas dalykas – dalyvauti sprendimų priėmime. Antras dalykas – kaip akcininkas taip pat gauti dividendus. Ir tai reiškia, kad klaipėdiečiai galės nuspręsti, ar taršos matuoklius mes rengsime, jų iš tikrųjų reikia. Ir reikia, kad jie būtų visi sujungti į vieną sistemą. Ir kad klaipėdiečiai galėtų matyti esamuoju laiku internete, koks yra taršos lygis Klaipėdoje. Kitas yra labai svarbus dalykas yra operatyvus reagavimas į visus taršos atvejus. Tai yra operatyvios tos tokios grupės, kurios ne po 2 dienų, ne po 3 dienų, bet operatyviai sureaguotų. Kalbant apie kitas problemas, tai yra, aišku, yra automobilių tarša. Mes matome ją spręsti taip, kad būtų plaunamos gatvės, taip pat sureguliuota eismo sistema, įrengiant modernę eismo reguliavimo sistemą, taip sumažinant spūstis. Ir kitas dalykas tai yra nemokamas ekologiškas viešasis transportas. Tai yra aiškiai pasakyta mūsų programoje. Tai spręstų ir kitas problemas, ne tik taršą, sujungtų šiaurinę ir pietinę miesto dalį. Ir iš tikrųjų, manau, kad tai būtų toks motyvuojantis dalykas, kuris paskatintų rinktis Klaipėdą. Tai mūsų tokie yra pagrindiniai matymai. Jeigu kalbėti apie nemokamą viešąjį transportą, dažnai kyla klausimas, kad tai yra brangu. Mes iš tikrųjų matome resursus didžiulius, kur mes juos galėtumėm gauti. Tai yra, pirmiausia, tai yra investiciniai projektai, reikėtų juos peržiūrėti Klaipėdoje, nes tikrai Bastionų tiltas arba kiti projektai kelia daug abejonių. Tai, manau, kitas aspektas, kaip ir sakiau, tai yra uostas, iš uosto įmonių. Tai yra, jeigu mes tampame uosto direkcijos ar ne akcininkais, mes galėtumėm gauti dalį finansų, kurią galėtumėm naudoti patys įvairiom programom. Ir kitas dalykas, mums atėjus į valdyti Klaipėdos ar ne, jeigu žmonės mumis pasitikės, Klaipėda taps patraukliausių miestų gyventi ir čia bus daugiau žmonių, reiškia daugiau pajamų. Baigėsi dabar jau dar 2 papildomus minutės, jeigu... Tai mūsų vizija yra aiški. Tai Klaipėda miestas, kuriame yra geriausia gyventi. Kad ne tik, kad iš aplinkų žmonės norėtų gyventi čia, bet net ir vilniečiai rinktųsi Klaipėdą, nes čia būtų augantis miestas, tai būtų patogus miestas ir būtų švarus miestas. Tai yra miestas su gerai apmokomomis darbo vietomis, su gera švietimo sistema, stipriu universitetu. Tai yra miestas, kuriame galima kvėpuoti švarių Baltijos orų. Tai yra miestas, kuriame yra patogios viešosios erdvės pritaikytos šeimai. Ir mes turime aišku planą, kaip tai įgyvendinti. Tai pirmiausia, kalbant apie verslą, tai yra Klaipėdos savivalda turi būti ir meras turi būti aktyvus, inicijuojant ir skatinant ateiti investuotojus į Klaipėdos miestą. Kitas dalykas, mes turėtumėm skirti daugiau dėmesio ne tik stambiam verslui, tai ir smulkiam vidutiniam verslui. Ir esame numatę tai tokį kaip ir planą, kad sukurti smulkiam verslui tokį kaip verslo parką, kas tikrai būtų tikrai pagalba. Ir kitas dalykas, Klaipėda turėtų būti pasiekiama, neatskirta. Ir tą galima būtų padaryti per Palangos oro uostą. Dabar galima taip pat pasiekti, bet verslas tikrai turėtų būti pasiekiamas ne tik tom kryptim, kurios yra dabar. Kitas labai svarbus dalykas.
Tai yra patogus miestas. Mes turime 2000 gyvenamųjų namų. Tai reiškia, didžioji dalis klaipėdiečių gyvena tose daugiabučiuose namuose. Deja, dėmesio jų infrastruktūrai, kiemams, parkavimų yra per mažai. Tai mūsų yra aiškus planas ir tikslas sutvarkyti kiemus, tai yra įrengti daugiaaukščias parkavimo aikšteles, sprendžiant parkavimo problemas ir vaikų žaidimo aikšteles, sporto aikšteles ir taip padaryti gyvenimą patogesnį. Ačiū. Klausimas skambėtų taip. Kaip sugrąžinti klaipėdiečius į senamiestį? Taip, 3. Tai laba diena visiems. Klaipėdos savivaldybė ir privatus sektorius investavo 10 milijonų į Klaipėdos senamiestį. Meridianas, Krantinės, kultūros fabrikas, Švyturys, Piliavietė, teatras atnaujintas, kažkas nesuveikia. Tai pasaulyje yra kova tarp prekybos centrų ir prekybos gatvių. Ką reikėtų daryti elementariai, tai, man atrodo, duoti marketinginę paramą ir kultūrinę paramą senamiesčio verslininkų asociacijai. Tas suveikia Kaune, kai savivaldybė kompensuoja 90% lėšų tam veiklai viešinti ir veiklai vykdyti. Ir nes verslas nepatikėjo tom viešosiom investicijom kol kas į miesto centrą ir gerbiamas Kazys, kaip ir pats senamiesčio verslininkas, pats kaip smulkus verslininkas tu niekada nenugalėsi stambaus prekybos centro ir smulki kirpyklėlė, bandelinė, jinai negali tiek reklamos išspausti, kad prisikviesti klientą, todėl tą reikia daryti plačiu mastu ir savivaldybė tą turi daryti iš jo. Antrasis dalykas, grinai infrastruktūrinis, žmonės mėgsta vietas, kur galima vaikščioti. Prasta danga tai čia toks standartas, ką turim ištaisyti, bet platesnė prasme turim daryti pėsčiųjų gatvę, tiltų gatvę, paversti ją pėsčiųjų gatvę, galimai uždengti stogų, paversti ją kartu su turto savininkais, sugalvoti bendrą strategiją, kaip jinai atrodys. Kaune Laisvės alėja kažkada buvo irgi važiuojama gatvė, virto pėsčiųjų gatvė, šiandien visas centras konkuliuoja aplink Vilniaus gatvę ir Laisvės alėją. Kada tai bus įmanoma? Tai bus įmanoma tuomet, kai bus pastatytas aplinkelis aplink senamiestį ir mes senamiestį turėsim pėsčiųjų. Ta idėja kelta yra dar sąjūdžio metu, kad senamiestį atiduokime pėstiečiam ir paverskime pėsčiųjų zoną. Bet čia dar kartą, savivaldybė buvo labai toli nuo privačios iniciatyvos, investavo pati, nesikalbėjo su smulkiais vidutiniais verslo atstovais, todėl senamiestis jisai neįgavo to pagreičio. Tai žiūrint pasaulinę praktiką, reikia žiūrėti, kad senamiesčio verslininkų asociacijos eina išvien su savivalda, savivaldybė deda marketinginės lėšas ir kultūrinės lėšas, o traukos objektų mes turim milžinišką. Ir paskutinis dalykas, meras asmeniškai turi perskambinti kiekvieną kas antrą savaitę, kiekvienam turto savininkui, kuris yra išsiėmęs statybų sąlygas arba teritorijų planavimo sąlygas. Skambinti ir klausti, kur užstrigai, ar tai yra kultūros paveldo departamentas, nacionalinė žemės tarnyba, ar tai yra miesto dailininkas, miesto vyro architektas, kodėl tu neatneši statybos projekto ir kodėl nestatai šitą. Tai man atrodo, toks asmeninis dėmesys, jisai nugalėtų bet kokį užstrigusį projektą, nes tokių turime tarpudančių išmuštų ir karo metu, ir sovietmečio metu. Turime ir sudegusių objektų, kaip Baltijos kino teatras, kur galėtų tikrai atskrauti. Ačiū. Ir dabar papildomas dėmesys. Apie pagrindinius prioritetus. Taip, problemos ar kažkokios yra mieste, kurios kaip reikėtų jas spręsti? Klaipėda turi labai daug didelių įmonių, kurios yra konkurencingos tarptautiniu mastu, uosto direkcijos, teritorijoje esančios uosto įmonės, laivų statyklos, bet dėka mechanizacijos ir robotizacijos iš tikrųjų mažės darbuotojų skaičius ir mums reikia išspręsti, kur nukreipti mums pačią didžiausią miesto gyventojų dalį. Ir kai mes esame užsibrėžę 200 000 gyventojų turėti mieste 2030 metais, tai visų pirma išsilavinimas, greitas perkvalifikavimas jau šiandien tų darbuotojų, kurie galbūt yra be darbo arba uždirba minimalius atlyginimus, į darbo vietas, kurios galėtų atsirasti Klaipėdoje. Proaktyvi miesto
savivaldybės pozicija kartu su partneriais per Klaipėdą ID pritraukti naujas investicijas, tos, kurios yra potencialiausios į miestą, leis mums pritraukti ir naujus ir perkvalifikuoti esamus darbuotojus. Mes esam kaip liberalai užsibrėžę padaryti miestą patrauklų šeimoms, garantuoti 9 valandas nuo pusę 8 iki 6 vakaro europietiškų ir nemokamų paslaugų kiekvienai šeimai ir kiekvienam vaikui, kad tėvas galėtų iš namų išleidęs iki autobusų stotelės palydėjęs, jausti saugus, kad vaikas iš jo nebus tyčiojimasi mokykloje, mokytojas bus aukščiausios kvalifikacijos specialistas, uždirbantis padorią algą viršijančią vidutinį ir klaipėdiečio atlyginimą, po pamokinė veikla bus įvairi ir kiekvieną motyvuojant ir jinai bus tiek remiama tiek privati iniciatyva, privatus dailės klubelis ar sporto klubas ir vaikas galės grįžti 6 valandą į namus džiaugsmingas ir motyvuotas. Ir paskutinis dalykas, tai miesto valdymą reikia perduoti žmonėms. Turi išnykti įspūdis, kad miestas priklauso 5-6 žmonėms, tai 2% miesto savarankiško biudžeto turėtų perskirstyti bendruomenės. Miesto bendruomenės turi dalyvauti ir visiems laiko tiek paduoda. Papuolė man, teko man jau dirbti šiame pastate, savivaldybės pastate, tada aišku buvo vienas pastatas, kur buvo savivaldybės vykdomoji valdžia ir kur buvo politinė valdžia. Dabartiniu metu vykdomoji valdžia, tai yra mūsų savivaldybės administracija. Ir aš taip pastebiu, kad mes šitoj visoj politiniai tokiam laikotarpiu, politiniam agitaciniam, labai mažai kalbam apie vykdomąją valdžią. O žmonėm yra svarbiausiai, kaip veikia vykdomoji valdžia. Mes labai dabar diskutuojam, ką reiktų padaryti, bet tą viską reiktų padaryti vykdomajai valdžiai. O mes dabar renkam miesto merą. Miesto meras yra dabar nebe vykdomoji valdžia. Ir todėl miesto merui reikėtų labai kruopščiai apgalvoti ir pasirinkti tinkamą administracijos vadovybę, kuri galėtų pateikti tam tikrus pasiūlymus, bet tie pasiūlymai jokių būdų negali būti iš pačios administracijos apačios, nes labai dažnai yra buvę tų reformų jau tokių ne viena ir ne kita. Ir tos reformos dažniausiai taip niekuo ypatingų nesibaigdavo, jos tik tai būdavo patvirtinamos naujos ten administracinės schemos valdymo ir tos schemos tai pradėdavo veikti. Bet miesto meras turėtų ryžtingai priimti sprendimą, kad reikėtų iš esmės vykdomąją valdžią transformuoti taip, kad jinai pasisuktų į visų mūsų miestiečių interesus, į visų mūsų miestiečių problemas, į visų mūsų miestiečių lūkesčius. Ir tik tai vykdomosios valdžios deramas darbas gali užtikrinti jau tada ir tuo pačiu tinkamą ir mero veiklą. Tai labai yra aktualus klausimas. Iš tikrųjų, yra pas mus dabar struktūra sukurta gal ir nebloga. Ši struktūra taip pat buvo kurta jau prieš daugelį metų ir konsultuotasi su užsienio specialistais. Struktūra yra, bet iš tikrųjų toje struktūroje yra toks visiems jau labai gerai žinomas faktas, kad daug kai kuriuose postuose yra tokių asmenų, kurie jau paprasčiausiai nebegali kažką tai naujo pasiūlyti ir dirba pagal tą rutiną, kuri tokia, kaip sakant, kasdien jinai tuo ir prasideda, tuo ir pasibaigia. Todėl, aišku, reikėtų mums tą struktūrą patobulinti, surasti jaunus specialistus, jaunus veržlius specialistus ir su tais jaunais specialistais įgyvendinti tokią naują struktūrą mieste, kuri leistų iš esmės sutvarkyti vykdomąją valdžią taip, kad jinai tikrai tenkintų visų mūsų gyventojų, mūsų miestiečių interesus. Labai daug priklauso tikrai nuo vykdomosios valdžios ir aš tikrai norėjau pasisakyti ir vykdomosios valdžios darbas yra kaip ir mero toksai veidrodis. Na, aš atstovauju socialdemokratų partiją. Mūsų socialdemokratų partija yra priėmusi tokius šūkius, kurie yra labai paprasti ir aiškus, kad kiekvienam klaipėdiečiui, reiškia kiekvienam klaipėdiečiui mes turim kiekvieno klaipėdiečio girdėti, turim matyti jo problemas, na ir turim spręsti. Mes taip pat žinom, kad daug tų problemų yra neišspręsta ir tas problemas kai kurie žmonės metų metais laiko savyje ir negali niekaip jų išspręsti. Dirbo ilgai 9 metai jau kaip asociacija ir mes atėjome, kad išsakyti savo nuomonę. Mes pasakome, kad tikrai su miesto
Miesto valdžia ir valstybė turi glaudžiai bendradarbiauti ir be abejo reikia daryti aktyvias grupės, kad važiuotų į Vilnių ir kalbėtų su valstybė. Kad ir uosto klausimas, mes turime kaip ir du atskirus polius, uostas vystosi, Klaipėda, sakyčiau, mažiau ženkliai vystosi, tai mes turime bendrauti su valdžia, su vyriausybė ir kad Klaipėdos uostas yra šalia gyventojų, tai mes turime gauti investicijas ir į uostą, infrastruktūrą ir panašiai. Tai mes pasakome iš labai aktyvų bendravimą su Vilniaus, sakykime, ministerijomis ir ten turime netgi galbūt steigti atstovybės, kad kiekvieną dieną galėtų ateiti ir kalbėti ir miestiečiai gauti tą reikiamą dėmesį iš būtent mūsų valstybės. Nes miestas nepajėgus yra išspręsti daug infrastruktūrinių dalykų, aplinkelių, kad ir tie patys taršos klausimai, kurios mes turime rengti vis daugiau matavimo stotelių, kad šiandien aiškiai matyti, kas vyksta mieste ir panašiai. Manau, kad turi būti labai glaudus bendradarbiavimas. Ir be abejo, meras turi būti lyderis viso regiono ir atstovaudamas visą regioną, būtent sutelkdamas, nurodydamas, kokios galėtų būti kryptis, kokios galėtų būti investicijos, atvedamas naują verslą ir, aišku, su valstybės pagalba. Gerai, tada papildomus 2 minutės. Mes manome, kad svarbiausia reikėtų atkreipti dėmesį paprastą žmogų, bendruomenės, kadangi mano miestas asociacija dirbo kaip bendruomenė ir kad tas balsas būtų išgirstas. Jeigu mes turime nepriklausomas tarybas, tai jos turėtų pačios įsirinkti savo vadovus, jos turėtų galimybę dalyvauti biudžeto svarstyme, išlaidų biudžete ir priimti svarbiausius sprendimus. Miesto meras, manome, kad turėtų būtent suvienyti tarybą strateginiam klausimam priimti. Tai yra vienas iš didžiausių gyventojų mažėjimas, sudaryti priemonių planą, kaip tą mažėjimą stabdyti, sudaryti priemonių planą, kaip atvesti investuotojus, ne tik į uostą, uostas ten ir taip yra pakankamai daug norinčių investuoti, ne tik į lezą, kurti IT technologijų, galbūt medicinos parkus, inovacijų parkus. Manytumėm, kad universiteto klausimą reikėtų spręsti ne vien tik universitetą, kaip sakoma, gaivinti, bet galbūt pakviesti užsienio universitetą ateiti į Klaipėdą, kur galėtų tie patys dėstytojai dirbti universitete ir savo, nesakau apie Kembridžą, bet yra daug gerų universitetų. Tada pas mus jaunimas tikrai atvažiuotų, baigtų studijas ir greičiausiai, kad pasiliktų čia gyventi. Taip pat turime atkreipti į jaunimą, kad jis turėtų galimybę gauti socialinį būstą dalinai apmokant iš biudžeto, dalinai kalbu, tos profesijos, kurios mums labai reikalingos. Tas klausimas skamba taip. Kaip spręsti pagrindinės Klaipėdos švietimo problemas? Klaipėdos švietimo problemos, tai ačiū labai. Tai pirmiausia, tai yra aukštos kvalifikacijos švietimo specialistų čia apgyvendinimas ir jų pritraukimas į Klaipėdą. Atrodo, kad mes šiuo metu Klaipėdoje ir turime tų švietimo specialistų, dirba mokytojai, viso kito, bet jų amžiaus cenzas jau kai kurių yra, tikrai didžiulis ir nėra jų, atrodo, ko ir pakeisti, ar ne? Tai mes pirmiausia turime sumotyvuoti jauną mokytoją, jauną pedagogą įgijusį išsilavinimą, kad jisai norėtų dirbti būtent Klaipėdoje. Kadangi esu gyvenęs ne tik tai Klaipėdos mieste, puikiai žinau ir Kauno miesto situaciją, ir Vilniaus miesto situaciją, tai visi atrodo pedagogai jauni lyg ir bazuojasi kitose miestuose, ar ne? Ką mes darome, taip, mes nesukūrėme situacijos jaunam pedagogui įsikurti Klaipėdos mieste. Turime geras puikias mokyklas, iš tikrųjų išvystytas mokyklas, bet tai mes neturime žmogiškųjų resursų, kas tai galėtų padaryti, kas galėtų būti su naujausiom technologijom, kas būtų jas įvaldęs technologijas naujausias ir galėtų labai puikiai metodiškai pateikti, ta prasme, visą informaciją mokiniams. Dabar susidarėm su problema, kad jau pagyvenusius mokytojus turime dar išmokinti dirbti su naujausiom technologijom, su įvairiausiom su jaunais specialistais. Tos problemos mes jau neturim, jie įvaldė yra naujausias technologijas, įvairiausias metodikas švietimo.
todėl vienintelė problema, kurią mes turime įspręsti, sudaryti sąlygas ateiti arba pasilikti čia jauniems švietimo specialistams. Tai nieks nepakels, jokie pinigai nepakels, jokios naujos mokyklos, jokie nauji pastatai, niekas nepakels švietimo kokybės, kaip tik tai žmogiškasis resursas. Tikrai viskas trumpai? Tai gerai tada, jeigu galima jau pradėti 2 papildomas minutės. Tai Lietuvos žaliųjų partija pirmiausia pasisako už sprendžiančius klaipėdiečius. Klaipėdiečiai turi būti įtraukti į miesto valdymą ir, kaip ir minėjau, svarbiausias yra žmogiškasis resursas. Mes pasisakom už sveiką ir darnų miestą. Mano galva, vienintelis miestas Lietuvoje, Klaipėda, kuris šiuo metu yra taip aiškiai pasidalinęs į 2 socialinės ribas. Tai yra vienas Klaipėdos miestas nuo vienos Akropolio pusės ir vienas Klaipėdos miestas nuo kitos Akropolio pusės. Tai pirmiausia, reikia miestą apibendrinti ir kad aktyvas miesto būtų visur ir gera būtų gyventi ne tik tai kažkur miško kvartalė, bet būtų gera gyventi ir Debreceno rajone. Toliau kitas dalykas. Tai pats savivaldos žmonių požiūris. Šiandieną mes turime Klaipėdos miesto savivaldybės atstovus, kurie baigia darbą po 5 ir išsiskirsto į savo prabangius rajonus ir nemato, kaip gyvena žmonės paprastesniuose tose rajonuose, kaip ir minėjau, kur yra didžiulė tokia kaip ir, pavadinkim, atskirtis. Tai pirmiausia, sutvarkyti daugiabučius, sutvarkyti žmonių kiemus, padaryti taip, kad vaikai galėtų eiti į darželius, modernius, saugius darželius, kad būtų kiemai saugus. Tai pirmiausia, mes norime atkreipti į to paprasto žmogaus gyvenimą, su kuo susiduria eilinis žmogus kiekvieną savo darbo dieną. Nuo toliau pradėsime, aišku, ir senamiesčio gaivinimas, kadangi puikiai bendradarbiausiu Kauno meru tikrai pažadu atvežti patį geriausią valdymo modelį į Klaipėdą. Klaipėdos senamiestis atsigautų, mes galime vardinti begalę problemų, kad pastatytas Akropolis, kad nesudaromos sąlygos, bet tam tikrų dalykų Akropolio nenugriausi ir sąlygų taip greit nesudarysi. Tai mes pasisakom už skaidrų miestą, už skaidrų miesto valdymą, miestiečių įtraukimą. Ir be abejo pasisakom už saugų ir darnų uosto valdymą. Ačiū. Apleisti pastatai Klaipėdos mieste. Kaip spręsti šią problemą? Labadiena, klaipėdiečiai. Iš pradžių iš tikrųjų noriu padėkoti Vakarų Ekspreso redakcijai, iš tiesų atliekančiai tą pareigą, kurią turi žiniasklaida atlikti per rinkimus. Nes vis dėlto konkuruoti rinkimuose eurais, kuriais tapetuojami stendai mieste, kaip galima parduoti skalbimo miltelius, bet neprisistatyti klaipėdiečiams. Ačiū už suteiktą galimybę. Iš tiesų, paveldas Klaipėdos, apleisti pastatai ir ne tik tai paveldas, bet ir tos teritorijos, kurios liko dirvonuojančios, apleistos, Šabakštynų teritorijos vadinamajame auksinėme Dangės upės žiede, tai yra visai prie mūsų, visai čia pat, ten buvo gamyklos, jos niokoja miestą, jos mažina jo patrauklumą ir jos savotiškai stumia iš miesto gyventojus. Dėl konkrečių pastatų, tokių kaip kino teatras apleistas, kuris stovi tikriausiai jau 20-30 metų senamiestyje, dėl kitų pastatų iš tiesų taryba turėtų imtis griežtesnių sankcijų tam, kad savininkas būtų priverstas arba parduoti tą pastatą arba perleisti savivaldybei už simbolinę sumą, nes jis nevykdo tam tikrų nustatytų reikalavimų ir tada jau savivaldybė turėtų spręsti to pastato funkciją. Tačiau aš matau iš tikrųjų pačiame miesto centre puikią erdvę klaipėdiečių gyvenimui, klaipėdiečių būstui. Kaip ir minėjau, nebeveikiant gamykloms, ar tai būtų Trinyčių fabrikas, ar tai būtų kitos gamyklos prie Danės upės, atsirado plotai, kurie yra nepanaudojami ir per kuriuos mes eidami matome potencialą. Taigi, siūlyčiau miestui nestumti mūsų gyventojų į užmiestį, o sudaryti sąlygas čia, savivaldybei parengiant teritorijų vystymo planus, specialiuosius planus, tam, kad čia būtų iš tikrųjų gyvenamųjų namų statyba, sąlygos fantastiškos. Tai taip spręsčiau šią problematiką, o antra vertus labai pabrėžčiau tuo, kuo turtingas mūsų miestas ir išskirtinis. Tai yra marinistinis paveldas ir inžinerinis paveldas, kuriuo mes garsėjome Europoje. Ir kad turistai pas mus važiuotų nežiūrėti tų undinėlių, kurios yra niekas kultūros prasme,
bet kad mes pristatytume Elingą kaip vienintelį vakarų Europoje išlikusi inžinerinį paminklą, kad mes pagaliau atgaivintume dujų fabriką ir ten rengtume eksperimentavimą ar kažką tokio, kur mūsų miesto vaikai galėtų nuo mažumės pažinti ne tik tai humanitarinius dalykus, kaip paprastai būna muziejuose, bet ir galėtų pažinti su inžineriniais dalykais. Tai, kas susiję su jūra, tai, kas susiję su uostu ir kad jie būtų įžeminti šitame mieste. Mano dukra, kai būdavo mažesnė, klausdavo, mama, kodėl tokie gražūs pastatai, kurie yra gamybiniai, tai yra skerdykla, aš kaip pereisiu, tai yra dujų fabrikas. Kaip jau sakant, aš jau pereinu. Taip, tai aš sakydavau, kad prieš 100 metų žmonės mieste gyveno ne vienai dienai. Jie statė pastatus ne vienai dienai. Jie statė pastatus mums ir mūsų vaikams. Todėl aš jau pereidama prie to, ką noriu pasakyti nuo savęs miestui, tai pirmiausia noriu pasakyti tai, kad negalima net savo programos kurti kiekvieniems metams. Mūsų čia visų esančių, nežinia, kas taps miesto meru, sprendimai ir pasiūlymai turi būti tvarūs. Pradedam šiandien, bet darom taip, kad atėjus kitiems nereiktų to panaikinti, o kad galima būtų tęsti. Kad taip atsitiktų, reikia vieno labai svarbaus dalyko. Jo trūksta ne tik tai Klaipėdoje, jo trūksta Lietuvoje. Tvarūs sprendimai priimami tik kartu su bendruomenėmis. Ir mano vienas pagrindinių tikslų yra bendruomenės, ne tai, kad suaktyvinti, o įdarbinti, įtraukti. Taip ir parašyta vietos savivaldos įstatyme. Mero pareiga yra įtraukti vietos bendruomenės į sprendimų priėmimą. Ir tada mums daugelio klausimų nekils. Vėlgi noriu labai aiškiai pasakyti, aš ne prieš uostą, aš atstovauju Lietuvos centro partijai, nesu partinė, bet aš esu už uostą, už modernų uostą, už moderniausią vakarų Europoje uostą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Klasko nebegalės krauti tokiomis sąlygomis, kaip dabar krauna. Arba modernizuosis, arba iš tikrųjų išsikels į kitur. Viskas laikas. Ne, dar pusę minutės. Dar liko? Tada gerai, tęskite. Kitas dalykas, kalbant apie ekonomiką, mes, kai kalbame apie darbo vietų didinimą, ne apie tai turime kalbėti. Žmonės važiuoja į tos miestus, kuriuose gera gyventi. Kalbėkim apie gyvenimo kokybę. Gyvenimo kokybė tai yra švara ekologija, yra valdymo švarumas ir skaidrumas. Ir mūsų verslininkams, ar tai būtų senamiesčio verslininkai, ar tai būtų kiti verslininkai, bus gerai tada, kai bus vartotojai. Sudarykime sąlygas jiems čia gyventi. Automobilių stovėjimo vietų trūkumas. Kaip spręsti šią problemą? Pirmiausiai, sveiki klaipėdiečiai. Taip pat dėkoju Vakarų Ekspresui už suteiktą galimybę pasisakyti prieš klaipėdiečius. Automobilių stovėjimas Klaipėdoje tikrai sudaro problemą, nes miestas statant nebuvo numatyta tokiam srautam. Jeigu tarybiniais metais stovėdavo prie namo 5-6 automobiliai, tai dabar stovi 100 ir daugiau. Tai yra, aišku, problemos labai didelis. Bet jos yra išsprendžiamos. Tos problemos yra išsprendžiamos. Vienas dalykas, daugiau įjungti viešai transportą į darbą. Ir mūsų partijos, tai yra atstovauju darbo partiją, yra programa, kad pirmiausiai važiuoti viešuoju transportu nemokamai senjorai ir mokiniai, o vėliau pereiti prie viešojo transporto, kad juom naudotis nemokamai visi miestiečiai. Nes tam paskaičiavimai rodo ir kai kurie miestai jau kurie perėjo, ir Talinas, ir kiti, kad apsimok šitie dalykai. Mažiau reikia naudoti tada savo transporto žmonėms ir aišku tada transporto tiek ir nereiktų. Dabar yra reikalingos būtinai naujosios statybos, kad būtų sprendžiamos problemos automobilių statymų. O tas ir jau ir daroma, kad dirbavo ir savivaldybei, kiek žinau, mūsų savivaldybės architektai ir kiti visi to reikalauja. Dabar dar yra
daug galimybių ir dar tokių vietų, kur ir nei žalios vietos, nei nieko, ir šiukšlynai, kurie tikrai galim išplėsti ir daryti aikšteles. Kai kurie teko susidurti su namų bendruomenėmis, kurie nori daryti, bet yra įvairūs apribojimai, kuriuos reikėtų spręsti. Žmonės net savo lėšomis negali įsirengti prie namų aikštelių. Reikėtų šitą dalyką supaprastinti, kad vis dėlto administracijai turėtų pasižiūrėti ir galima gana panaudojant ir gyventojų lėšas daug kur išspręsti šitas problemas, galima ir spręsti ir savivaldybės numatant tam tikrus punktus. Ir kadangi dabar sudaromi planai, priskiriamos žemės sklypai prie namų, tai būtų galima ir šitą, ir reiškia aikštelės išplėsti. Galima. Ir dabar 2 minutės, sakome. 2 minutės, tai būtų mūsų pirmiausiai žmogus turėtų pagalvoti, ką jis padarė Klaipėdai, kiekvienas žmogus. Ką jis padarė Klaipėdai, ką jis gali padaryti ir grąžinti pasitikėjimą žmonių, pasitikėjimą valdžia. O kada žmonių būtų pasitikėjimas valdžia, man patiko gerbiamo Petrausko pasisakymas, tai reikia didelį darbą įdėti su administracija savivaldybės, nes savivaldybės administracijoje dirba žmonės po daugybės metų, politikai keičiasi, o jie dirba, ir jie turėtų didesnę atsakomybę turėti ir geriau kontaktuoti su žmonėmis. Dabar mes sprendžiam universitete, atvešim žmonės iš Kazachstano mokytis, atvešim žmonės iš Ukrainos mokytis. O kur mūsų vaikai? Mūsų vaikai dabar baigė jau 12 klases. Ar gali švietimo skyrius merijoje pasakyti, kur mūsų vaikai stos mokinti? Kiek mums reikia gydytojų, kiek mums reikia mokytojų ir ar tie vaikai, kam mums remti kazachą, ką mes galim remti savo vaiką. Ar vis tėvai turi pinigų, kad gali mokslus leisti gabų vaiką. Tai yra sudaromi fondai. Ir turėtų švietimo skyrius žinoti, kiek vaikų, į kokias specialybės stos baigiamosios klasės. Tai yra ne taip jau didelis darbas. Ir tie vaikams turėtų būti garantuotas vietas, kad jie grįž, pakeis mokytojus, pakeis gydytojus, mūsų miestų gyventojai, o ne ieškoti, gaudyti iš kažkur. Ir jeigu mes visi tikėsim savo valdžią. Ačiū. Ką reikia atlikti pirmiausia, norint mieste sukurti naujų darbo vietų? 3 minutės. Aš manau, pirmiausia reikia pradėti nuo pirminių darbų, kurie laukia turbūt kiekvieno, nepriklausomai kas tas mieste. Tai yra visų pirma suformuluoti veikiančią efektyvią struktūrą tiek administracinę, tiek politinę. Aš kalbu apie pirmosius veiksmus. Ir matyt, pirmas uždavinys, šitą sakyti, tai yra aiškus administracinės struktūros pertvarkymas, įkinkimas į jos mėlynosios strategijos arba proveržio strategijos įgyvendinimą, kurioje yra sudėti visi klausimai ir atsakymai. Šiandien aš matau tam tikras lėtėjimo tendencijas, kalbant apie proveržio strategijos įgyvendinimą, ir manau, kad tai iš tikrųjų yra pirminis uždavinys. Po to mes jau galim kalbėti apie daug ką, apie viską, ką tik norime, tačiau neturėdami instrumentų įgyvendinti savo idėjom, turbūt nelabai ką galėsime kalbėti. Tai aš tikrai manau, kad tai yra vienas iš esminių klausimų. Kitas be abejo, čia jau negirdėjau, negaliu pasakyti, natūralu. Demografinė problema, ko gero, yra ir atsakymas beveik į visas temas arba visus klausimus. Tai yra, esant žmonių aiškiam skaičiaus didėjimui mieste, tai padėtų spręsti labai daug klausimų. Ir kalbant apie naujas darbo vietas, be abejo, tai yra vėlgi investicijų pritraukimas. Kokių investicijų? Jokių būdų ne juodųjų, jokių būdų ne tų sunkiųjų, ne taršiųjų. Investicijų, kurios duoda aiškiai pridėtinę veiklą pritraukimas.
į miestą, kurios natūralu sėtinas vėlgi su universiteto veikla, su skėtinė, sakykime, situacija, kalbant apie kolegijas ir sakykime, kitą aukštąją mokslo grandį. Tai yra, ko gero, labai sėtini tarpusavio klausimai. Matyti, nereikia čia būti orakulu, kad labai aiškiai pasakyti, kad darbo vietų asmeniškai čia turbūt niekas nepritrauks, jeigu nebus sukurta sistema patraukli investicijoms, patraukli žmonėms važiuoti į Klaipėdą. Šiai dienai natūralu, tegul gal kas pyksta ar piktinasi, tikrai nepasakyčiau, kad situacija yra dramatiška ar tragiška, jo labiau, jeigu kas girdėjote informaciją, kad kalbant apie tos pačios emigracijos vietas arba nedarbo situaciją, atlyginimų situaciją, Klaipėda yra viena iš geriausių Lietuvoje. Negalima į tai užmerkti akių. Negalima tai užmerkti, tai yra faktas, bet tuo pat metu negalima tai vertinti kaip aukštumam, kurios užlipus galima ramiai atsigulus, kaip sakyti, ilsėtis ir mėgautis pasiekimais. Ne, tai yra bendras uždavinys, bendras siekis ir tik sukūrus, išvelgianti tai pirmiausia kaip asmeninė mero, kaip politiko, diplomato, tuo pat metu miesto šeimininko atsakomybę, būrent, sutelkiant, įkvepiant, įtikinant ir vadovaujant, o ne kaip kažkas girdžiu, kad sakant, aš einu ne politikuoti, einu ne į politiką, einu administratorių. Mes renkame ne administracijos direktorių. Renka Klaipėdos miestas, nerinksis Klaipėdos miesto merą, kuri po to politinė dauguma formuos visą kitą vadovybę. Merė, papildomas 2 minutės dabar kitoms problemams ir kaip jas reikėtų surasti jūsų manymą. Na, aš visų pirma visiems kolegams norėčiau palinkėti suvokimo, kad turbūt ne vienas iš čia esančių nesate mesijas, kaip ir aš. Ir turbūt mesijų čia nėra ne vieno. Linkiu visiems labai aiškiai suvokti atsakomybę, kuri teks kiekvienam iš mūsų, ant kiekvieno iš mūsų pečių, užėmus tą poziciją, kurią visi jūs ir mes skaičius pretenduojame. Tai tame pačiame mieste teks gyventi. To paties miesto gerovę teks kurti visiems draugė, nepriklausomai nuo to. Ir šiandieną turbūt reikia labai aiškiai pasakyti, o ką aš darysiu, jeigu mano viltis nepasiteisins. Ar aš dirbsiu taryboje, aš nedirbsiu taryboje, trauksiuos, nesitrauksiu. Tai šitą vietą šiandien lygiečia visiems labai aiškiai pasakyti, nepriklausomai nuo rinkimų baigties tarnausiu miesto interesams. Negrįšiu kažkur, iš kur dar neišėjau, arba, kaip čia pasakyti, atsisakysiu ir pasitrauksiu. Ne, šiandien pasakykime. Nelaimėsiu, tarnausiu, dirbsiu. Tarnausiu, o nevaldysiu. Linkiu visiems suvokti, kad ateinam, kad siekti reiktų nevaldyti, o ateiti tarnauti. Šiai dienai aš šiek tiek to pasigendu. Ir labai atsakingai dalinkime tos pažadus, įsipareigojimus. Aš irgi už nemokamą transportą, už nemokamą viešą maitinimą moksleiviams, aš už nemokamą atliekų išvežimą, už nemokamą ką tik nori dar. Bet pasakykite man, kas už tai mokės. Parodykite man eilutę biudžete, kur tai bus įspręsta. Lengva yra dalinti pažadus, neprisimant atsakomybės už juos. Todėl aš labai kviečiu visus. Prisimkime atsakomybę už kiekvieną savo duotą pažadą. Nesukelkime lūkesčių, kurių po to neįgyvendinsime. Nusivylimas politinė sistema būtų didžiausias praradimas. Tikiu Klaipėda, tikiu išmintimi, tikiu visais jumis. Visiems jums linkėjau nuoširdžiai sėkmės. Šiek tiek ir savo. Kokiomis priemonėmis Klaipėdoje būtų galima pailginti turistinį sezoną ir padaryti jį aktyvesnį? Dėkuoju už klausimą. Noriu padėkoti visų redakcijų, kad pakvietė mane į diskusiją. Jeigu mes kalbėsim apie mūsų turistinį plėtrą, aš manau, būtų gerai pastatyti prie pačio jūro akvaparką savo, su jūro vandenų. Aš manau, sezono metu mes visada turim saulę. Bet koks turistas atvažiuos, bet kada galės ateiti į akvaparką, pasinaudoti saulės infrastruktūrą ir išvažiuoti į mūsų miestą su puikia настроение. Reikia prižiūrėti mūsų aplinką, pajūrio zoną, prižiūrėti įmonės, kurie aplinko daro išmetimo, turėti savo laboratoriją, aš senai apie šitą kalbėjau, kad reikia turėti statelį, kad online kiekvienas klaipėdiečiai galėtų žiūrėti, kokia dabar pas mūsų aplinka. Ir jeigu išmetimą didelį, reikia bausti įmonės tos, arba padėti, ką ne taip. Bet reikia kalbėti, reikia bendrauti, reikia galvoti apie klaipėdiečius.
negalvoti, kaip uždirbti savo pelnas. Jeigu aplamai sakyti apie pagrindinę klaipėdiečių kaip visos Lietuvos problemas, tai darbo vietų atkūrimą. Aš manau, kad nereikia laukti kokios neaiškus investorius. Aš manau, kad mes turim pakeisti savo požiūrį į savivaldybių funkciją. Mes turim patys būti investuotojais. Kurti savas įmonės, kaip priklausinės klaipėdiečiams. Iš tokios strategijos mes turim vykdyti, eiti į savo ateitį. Mes Klaipėda turi didelį potencialą, jūrą mes turim, žvejų uostą čia galima turėti. Tik reikia turėti norą dirbti klaipėdiečiams. Tai yra dabar papildomas 2 minutės. Papildomas problemos ir kaip mes... Papildomas, aš kad pristatysiu. Klaipėda miestas, kurią aš gimiau ir praėjo mano vaikystė, jis man mylimiausia šioje žemėje. Čia gyvena mano draugai, giminės, auga mano vaikai ir augs anūkai. Klaipėda unikalus miestas, turintis didžiulį potencialą su jo gyventojų gerovė. Jeigu jūs, klaipėdiečiai, man patikėsit savo balsą, aš jūsų nepavilsiu. Mano Klaipėdos mero komiteto Tito teisingumo uždavinys realizuoti socialinį ir ekonominį biopolitinį pokyčių programą, vardant socialinį teisingumą. Mes ryžtingai ginsim klaipėdiečių interesų, nukreipsim jėgas jo gyvenimo sąlygų gerinimui. Globalus nestabilumų sąlygų Klaipėda egzistuoja didžiulė atskirtis pagal gaunamas pajamas kaip pragyvenimo lygį. Nepaisant didelio iš biudžeto skiriamo lėšų, tenka bijoti pensininkų socialinio pašalpų skirimui teisingumą. Aš manau, kad turtingas toks žmogus, kuris turi ne didžiausią atlyginimą, turi mažą išlaidą. Mes turim mažinti išlaidas klaipėdiečiams. Nepaisant didelio eilinių gydytojų ir mokytojų profesionalas nesulaukia adekvatos valstybė vertinimo. Švietimo sistema tapo begalinių eksperimentų poligonų. Stebina dabartinio mero abejinga sprendžiant žaliųjų išmetimo atmosfero problemą. Nesprendžiama miesto parkavimo problema, neribota augo komunalinio paslaugų tarifai. Persekiojame kitamenčiai be rimtų priežasčių iš šeimų paėmimo vaikai. Mūsų mieste žmogus jaučia nesaugiai. Tačiau Klaipėda gyvena nemažai žmonių, kurie žino, ką nori, jie savarankiškai kūrė savo ateitį, pasižymė aktyviai gyvenimą į pilietiškumo poziciją. Visi pusiškai palieka tėvynės įnešę esmę indėlį į visuomenį vystymą. Bendramys komiteto Tito teisingumas be jūsų potencialo, jeigu mes gerbėme mano rinkėjai, mes tenksime pašalinti negatyvus reikšmių ir palikti aukštą politinį ir socialinį ekonominį Klaipėdos kristus. Istorinis uostas, už ar prieš argumentuoti. Tai jokios baigsis žemėsime. Žemėtas. Ryškiai. Kiek kainavo? Galim pradėti? Taip, 15 metų kalbam būti ar nebūti išoriniam uostui. Visai nesenai lankiausi Gdanske ir pasižiūrėjau išorinį uostą. Pirmą kartą. Tai Lietuva pasidariusi unikalią studiją kartu su japonų ekspertais. Jie pasakė iš tikrųjų ateitį, kuri de facto ir įsitvirtino po šitiek metų. Ką pasakė kolegos iš Gdansko, mes matėme jūsų studiją, mes matėme jos išvadas, mus tai sužavėjo ir mes per 3 metus tą padarėm. Šiandieną tas uostas išorinis yra atsipirkęs ir ne kartą ir šiandieną uždirba milžiniškas lėšas savo valstybei. Ką reiškia lėšos valstybei, ar tai iš uosto, ar iš pramonės, ar iš kitų ūkinių subjektų, tai yra visų pirma galimybė mokėti pensijas, geras pensijas, palaikyti socialinį sektorių ir eilę kitus klausimų išspręsti. Būt ar nebūt Klaipėdos išoriniam uostui tikrai sprendžia ne taip, kaip dažnai bando interpretuoti kritikai, ar ponas Vaitkus, ar uosto direkcija. Tai yra didelė visuma visuomenės, tai yra ir miesto valdžia, tai yra centrinės valdžios institucijos. Šiandien uostas, išeidamas į tiesiąją su uosto bendruoju planu, turi aiškiai išsietapavę, ką reikia padaryti ir kokiu laiku,
Ir bus ar nebus išorinis uostas, negaliu atsakyti net ir aš. Kodėl? Todėl, kad visų pirma, uosto infrastruktūra šiandieną yra orientuota į tai, kad augant pasaulinėje rinkoje laivų dydžiams, Klaipėdos uostas praeitais metais įvedė vieną didžiausių pasaulio laivų ir mes patekome į 38 uostų tarp viso pasaulio uostų, gebančių tokius laivus įvesti. Tai tas laivas dar sykį labai aiškiai parodė, kad tokių laivų įvedimui reikia visai kitokių molų konstruktyvų. Ir išorinio uosto pirmasis žingsnelis tai yra molų konstruktyvo suformavimas. Aš labai džiaugiuosi, kad daugelis klaipėdiečių, kurie lankėsi uosto direkcijoje, jie yra pilni idėjų. Ir tai, kas šiandien šitoje studijoje praskambėjo, tai galėtų būti ir teritorija, kuri būtų orientuota į miestą, į rekreaciją. Šiandieną reikėtų turbūt plačiai kalbėti, ar Klaipėda yra patrauklus turistams miestas. Nes mes matome, kad tikrai traukos objektų, ką girdime iš kruizinių keleivių, jų yra nepakankamai. Nuspręs vyriausybė, nuspręs miesto valdžia, nuspręs klaipėdiečiai, būti jam ar nebūti. Aš labai džiaugiuosi, kad turiu išskirtinį dėmesį einant į rinkimus. Tas išskirtinis dėmesys matosi tiek Klaipėdoje, tiek kritikos prasme, tiek netgi nevaldymo skaičių, ką uostas duoda miestui, ką uostas aplamai sukuria valstybei ir ką valstybė iš tikrųjų gauna. Man labiausiai imponuoja tai, ką pasakė prieš kelis metus ekscelencija prezidentė Dalia Grybauskaitė. Tai yra 10% nacionalinio biudžeto. Aš manau, kad Klaipėda, mano gimtasis miestas, yra neišnaudojęs labai daug galimybių ir tų galimybių sąrašas yra tikrai begalinis ir aš jį matau bendraujant su žmonėmis, su paprastai žmonėmis visų pirma. Transporto sistemos nebuvimas, kompleksinis nebuvimas šiandieną daro tam tikras problemas, kurios veikia į mūsų gyvenimą, į mūsų atmosferą ir tai yra didžiausia tarša. Niekada mes neneigiam, kad uoste veikiančios kompanijos, kurios privalo pačios atsakyti už savo veiklą, taip pat veikia į išorę. Ir tai yra blogai, aš pritariu tiems, kurie kritikuoja tas kompanijas, kurios daro poveikį ir kitą kartą neatsakingai pasielgia. Labai svarbu, kad mes matytumėm bendrinę prasme visam mieste einant ekologiniu keliu. Ir tai yra klausimas tiek transporto sistemų sutvarkymas, tiek sankryžų pastatymas, apie kurias mes diskutuojam 10 ir daugiau metų, tiek viešojo transporto ekologiškas technologinis pasirengimas. Na, galiu pasakyti, kad mokslas turbūt irgi viena iš tokių diskusijų, kur yra labai svarbi. Mes šiandieną girdime taip, kad pasimsime iš užsienio studentus. Universitetas visų pirma turi būti regioninis universitetas ir pritraukti ne tik tai klaipėdiečius, bet pritraukti ir iš rajonų. Mes kalbam tik apie universitetą, bet yra ir kitas mokslas. Yra aukštosios kolegijos, yra jūreivystės aukštoji mokykla ir mokyklos. Jos turėtų būti apsijungusios ir spręsti bendrai klausimus. Ačiū labai. Na ir paskutinis klausimas skamba taip. Kaip miesto gyventojus ir jų bendruomenės įtraukti į visuomeniai svarbių sprendimų priėmimą? Kaip jau minėjo, mano vardas yra Artūras Žalys, aš atstovauju komiteto už pokyčius. Turiu padėkoti visiems susirinkusiems šitą debatas, noriu padėkoti ir Vakarų Ekspreso redakcijai už šitą suteiktą galimybę. Kaip įtraukti, klausimas yra, kaip įtraukti žmonės į bendruomenę į miesto valdymą? Taip, kaip miesto gyventojus ir jų bendruomenės įtraukti visuomenės svarbių sprendimų? Tai per savivaldą labai paprastas atsakymas yra. Čia antrą kartą aš noriu irgi tada pagirti Benediktą Petrauską, kuris čia turi būti paaiškinti, kaip šitą sistemą visą veikia. Mes kalbam apie vykdomąją valdžią ir apie žmonės, kurie yra priema. Mes dabar kalbam apie savivaldybę, kur mes tada turėtume kalbėti dabar čia apie administracijos vadovų ir čia kaip įtraukimų. Miesto mero, mano supratimu, yra turėti viziją, kaip mes turime šitas problemas spręsti. Miesto meras turi apjungti mus visus kovoje su
dėl savivaldybės, kaip jūs sakote, problema mes dabar, kurie turime mieste, yra savivaldybės įstatymas. Miestas neturi tiek daug valdžios, kiek kartais mes reikalavome ir iš mero, todėl yra labai svarbu pritraukti į šitą visą veiklą ir bendrauti su Seimo nariais, kurie keltų šitą klausimą, kad miestas turėtų daugiau teisių įgyvendinant žmonių poreikius. Kaip daugiau bendrauti, tai mano supratimu reikia semtis patirties iš vakarų Europos, kaip yra ten bendraujama su žmonėmis ir kaip yra. Ir mano pirmas būtų uždavinys, kad man kas nepatinka, kas yra su tarybos. Nėra personalinės atsakomybės iš deputatų prie žmonės. Yra išrenkamas 31 deputatas ir jie visi atsako už miestą. Nėra personalinės atsakomybės, sakykim, tenai. Benediktas Petrauskas būtų atsakingas už, pavyzdžiui, nežinau, senamiesčio, kurie galėtų rinkėjai ateiti ir paklausti, gerbiamas Benediktai, kodėl yra tas ir dar. Asmeninė atsakomybė. Kiek girdėjau, ten suskambėjo mano tasai. Taip. Tai aš atėjau į rinkimus su viena vizija. Pirmiausiai, nenorėčiau, kad visi šitie rinkimai būtų į kaip pažadų kažkokių tai ir taip yra čia lenktyniavimas, kas daugiau pažadės. Mes visi turim labai panašią programą. Visiems yra problema yra miesto tuštėjimas. Bet Klaipėdoje ta problema yra labai, jinai eina 3 kryptimis. Vienas eina, aišku, į vakarus, kur mes negalėsime sustabdyti jos. Bet ten 2 yra, kur mes galėtume. Eina į Vilnius, link Vilniaus kryptim ir į rajoną. Mes turim labai aktyviai dirbti su gyventojais žaliu slėniu. Bet mes turime eiti ten ir klausti, ką mes turime padaryti, kaip mes turime mokesčius tvarkyti, kad šitie gyventojai turėtų pas mus eiti, kad jų mokesčiai būtų Klaipėdai. Jie dabar gyvena, moka mokesčius Klaipėdos rajone, o naudojasi Klaipėdos visą infrastruktūrą.